Sveiki visi, šiandien žaidžiame Russian Fishing 4 ir žvejosime Oldburge brymus. Brymai šiuo momentu Oldburge yra labai aktyvūs, plus reikia dar jų trofėjaus, tai kodėl nepabandžius. Šiandienos spotas yra 36-28, klipas yra 12 metrų, o masalas yra pea porridge. Pašaras yra klasikinis brymų miksas, kuriam pagaminti reikia, man rodos, 30% ant making ground bait. Tai nėra tiesiog labai sunku pagaminti, tiesiog nežinau ką, čia pradžiai jūs galite žvejoti kokius raudės ar dar kažkokius raudės, nu karosus, galima sakyti, ir su jais turėtumėte tikrai pasikelti iki 30% ground baito. Žemėlapyje šitas spotas yra E7. Jame šiaip dar jame ant 8 metrų klipso seniau bent jau kibdavo unguriai, dar kiek žinau. Tai galite pasibandyti dar, jeigu norite. Brymo trofėjus yra 4,4 kg. Aš vieną esu pagavęs 56,49 spote. Tenai irgi kybo neblogai, bet dabar mano jau jisai po truputį mažėja. Bet dabar, kiek pastebi žmonės, gaudo gan neblogai šitame spote.